laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Temą apie ūkio modernizavimą neatsitiktinai pradėsime nuo lietaus, kadangi per patį darbymetį tik tokiu oru galima įtikinti ūkininką patogiai prisėsti prie žmonos ir pakalbėti visai Lietuvai apie šeimą, ūkininkavimą ir investicijas į naujas technologijas. Gerai, kad dangus mums buvo gailestingas ir Andrius Baublys po poros darbo numigęs vos kelias valandas rado jėgų ir apie traktorius, ir apie ES paramą, ir apie sūnų papasakoti. Turim mažą jauną ūkininką, 9 mėnesių Beną. Aišku, jam iki ūkininkavimo dar toli, bet jau apie traktorius, jau pastumdyti, padaužyti, jau mėgsta. Kaip sūnus Benas, taip ir jo tėtis nuo mažumės sukosi savo tėvų ūkyje. Ūkininkauti aš jau stengdavausi nuo mažens padėti tėvams pavažiuoti su traktoriu, ar ten pieną panešioti, ar karvytės pagainiuoti. Bet tas mano toks tikrasis ūkininkavimas turbūt prasidėjo, kai man buvo 18 metų. Tėvo gera įžvalga virto raktu į sėkmingo ir modernaus ūkio kūrimą. Tada jau buvo prasidėjus ES paramas jaunųjų ūkininkų įkūrimui ir tėčius mano sako, kad jeigu jūs norėtumėt ūkininkauti, jeigu galvotumėt apie ūkininkavimą, tai sako, reikia pabandyti įsisavinti šitą priemonę. Prieš 10 metų Andrius žengė pirmuosius savarankiško ūkininkavimo žingsnius. Su ES parama viskas ėjosi sklandžiai, apetitas didėjo bevalgant. Tai be abejo, aišku, buvo tos patirties dėl to, kad jau tas vien potraukis atsirado ES paramoms ir ta vizija matymu, kad su šita pagalba galima sukurti modernų ūkį. Vien per praėjusių 2007-2014 metų laikotarpį Andrius įgyvendino 4 ūkio modernizavimo projektus. Tad abejonių, ar verta dalyvauti šiame 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį parama investicijoms į žemės ūkio valdas paraiškos teikime, abejonių neliko. Po to aš dalyvau 4 programuose 2007-2013 metų modernizavimo. Ten įgyvendinau irgi 4 projektus. Ir pamačius, sulaukus naujųjų taisyklių pernai 2015 metais, tai supratau, kad aš galiu atitikti visus reikalavimus, galiu surinkti reikiamą kiekį balų ir surizikavau, rašėm projektą, jį patvirtino ir šiandien turim vėl. Pradžiuginę žmoną Moniką geromis naujienomis, Andrius ėmėsi veiksmų. Atsinaujinom technikos parką, susistiprinom technikos bazę ir lengviau yra ruošti pašarus galvijams, geresnis mėšlo transportavimas į laukus, kalkių išvežimas ir barstymas tapo lengvesnis, ko Šilalės rajone labai reikia, Šilalės rajono dirvožemiui. Tai tos tokios investicijos jos labai paspartina darbą, pagreitina, palengvina ir atpigina. Modernizuoti savo ūkį galite ir jūs. Šio tikslo įgyvendinimą palengvins parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį parama investicijoms į žemės ūkio valdas gauti. Ne ūkininkams paaiškinsime, kad šiuolaikinis traktorius gali kainuoti daugiau nei jūsų butas. Visokių traktorių yra ir labai brangių, yra 200 000 eurų kainuojančių. Priklausomai nuo jo galios, nuo firmos, nuo vardo. Bet investicijos tikrai labai didelės. Finansavimo pagal šią priemonę tikslas – gerinti ūkio ekonominės veiklos rezultatus, sudaryti palankesnės sąlygas ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui. Svarbu atsiminti, kad paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos. Vis dėlto jau 21 amžius ir technika tobulėja, pagaliau ir reikia savo sustiprinti ūkio ekonominį gyvybingumą, įsitvirtinti rinkoje, konkurencingumą pasididinti, reikalinga ta technika yra. Nes aišku, jinai ir gamtą tausoja, ir mažiau
išmetamųjų dujų patenka į aplinką, nes vienas iš šios priemonės tikslų yra, kad mažint poveikį klimato kaitai. Taip kad parama reikalinga. Modernus ūkis pajėgus ne tik kurti kokybiškus produktus, bet ir spręsti kaimo problemas. Veiklos sritis parama investicijoms į žemės ūkio valdas yra labai gera priemonė padidinti ūkio našumą ir atlikti taip reikalingą postūmį didinant gamybos apimtis ir pardavimus. Yra nustatytos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos, kurioms gali būti suteikta parama. Naujos žemės ūkio technikos įsigijimas, įrangos įsigijimas, taip pat technologinę įrangą gali įsigyti, pasistatyti ar rekonstruoti, ar kapitališkai suremontuoti gamybinius pastatus, taip pat susitvarkyti infrastruktūrą valdoje, tai valdoje kelius įsirengti, vandentiekį, kanalizaciją, artezinius gręžinius įsigręžti. Taip pat dar parama yra teikiama ir daugiamečių augalų įsigijimui ir jų sodinimui. Dėmesio, norintiems už paramos pinigus įsigyti beveik naują metus ar du naudotą techniką, blogos žinios. Būtinai ir salono su kaspinėliu, celofane, tik nauja žemės ūkio technika. Atidirbus jau 2 metus, jinai jau nepriskiriama naujos žemės ūkio technikos kategorijai. Tokios technikos jau nerina. Susigundžiusiems teikti paraišką ir modernizuoti savo ūkį tik nauja technika, pirmiausia reikėtų žinoti daugiau apie priemonę investicijos į materialųjį turtą, veiklos sritį, parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Pirmas klausimas, ar jūsų ūkis pakankamai didelis? Pareiškėjo ūkio dydis turi būti ne mažesnis kaip 8 000 eurų. Bandantiems susivokti, kaip atrodo tokio dydžio ūkis, padėsime. Pavyzdžiui, jeigu pareiškėjas turi 3 karves, dar kažkiek tai augalininkystės veikla užsijama, tai augina ten, pavyzdžiui, kviečius, ten kokius 10 hektarų. Tai va tokios apimties ūkis, tokio potencialo ūkis atitiktų šį minimalų dydį. Taip pat norintiems savo ūkyje diegti naujoves reikia atitikti šiuos punktus. Veikla pareiškėjas turi užsiimti ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo. Ir 50% jo ūkio veiklos pajamų turi būti gautos iš žemės ūkio veiklos. Dėmesio, šiame 2014-2020 metų laikotarpyje priemonė investicijos į materialųjį turtą, veiklos sritis, parama investicijoms į žemės ūkio valdas turi skirtumų nuo praėjusio laikotarpio 2007-2013 metais priemonės ūkiui modernizuoti. 7-13 metų laikotarpyje žemės ūkio veikla tai skaitėsi ir žemės ūkio produktų gamyba, valdoje pagamintų produktų apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkoje ir įsiskaitė paslaugų teikimas žemės ūkiui. Šiame laikotarpyje paslaugų teikimas žemės ūkiui yra nepriskiriamas prie žemės ūkio veiklos. Tik tai gamyba, apdorojimas, perdirbimas ir geros agrarinės būklės palaikymas valdoje yra priskiriamas prie žemės ūkio veiklos. Taigi ir pajamos gautos iš šitų veiklų gali būti laikomos žemės ūkio veiklos pajamomis. Svajojantys atnaujinti ūkį turėtų žinoti, kad ES pinigai padengs ne visas jūsų išlaidas. Intensyvumas pagal vykdomą veiklą šiek tiek skiriasi. Augalininkystės sektoriui jis sudaro iki 40% tinkamų finansuoti išlaidų vertės, o vykdant gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės veiklą yra finansuojama iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų vertės, bet dar yra numatyti atvejai, kada paramos intensyvumą galima padidinti 20% punktų, bet bendras paramos intensyvumas negali viršyti 70% tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Tam, kad paramos intensyvumas didėtų, reikia atitikti keletą kriterijų. Tai pavyzdžiui, jeigu ateina paramos jaunasis ūkininkas, tai fizinis asmuo, kuriam yra nedaugiau kaip 40 metų amžiaus, ir jis yra įsikūręs 5 metų laikotarpyje iki paramos paraiškos pateikimo, jisai turi galimybę gauti 20% didesnį paramos intensyvumą. Paramos intensyvumas didėja vykdant kolektyvinės investicijas, kurios yra taikomos kooperatyvams. Taip pat galima gauti 20% didesnį intensyvumą ir tuo atveju, jeigu pareiškėjas vykdo veiklą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba vietovėse, kuriuose yra gamtinių kliūčių
vykdant ekologinį ūkininkavimą, bet ekologinį ūkininkavimą gali vykdyti ir gauti didesnį intensyvumą tik tai gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriaus pareiškėjai. Nors lietuviai dažnai kaltinami perdėtu kuklumu, kai kalba pasisuka, kaip pakelti šalies ūkį į naują lygį, jie visas baimės ir drovumą pastumia į šalį. Supranta ūkių savininkai, kad nieko nebus, jeigu tu to ūkio nemodernizuosi, toliau dirbsi rankomis, tai tikrai abejotina bus tavo produkto kokybė ir ekonominis gyvybingumas irgi kentės, nes ir tikrai ir perka ir pieno robotus, ir pašarų dalinimo robotus. Žinoma, tai yra labai jau didelės investicijos vertės požiūrių. Žmonės be abejo neturi savų lėšų, turi skolintis iš bankų, jau atsiranda nemaži finansiniai įsipareigojimai. Bet žygiuojam pirmin, tikrai drąsūs pareiškėjai yra ir dabar tos baimės nėra. Vienas žodis Lietuva. Vienas žodis Lietuva. Antros kartos ūkininkas Andrius Baublys iš Šilalės rajono patvirtina, kad dalinis priemonės investicijos į materialųjį turtą veiklos srities, parama investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas neatbaido. Tokiose situacijose padeda bankai. Einam į banką, skolinam visą sumą, kiek yra visa projekto vertė. Gavus, pateikiam visus reikiamus dokumentus į nacionalinę mokėjimo agentūrą. Gaunam paramą, paramos sumą iškart grąžinam bankui. Ir mums, konkrečiai mano ūkiui, liko tik tai 30% tų pinigų, kuriuos turiu aš dėtis pats, jos išdalinus į 3 arba 5 metus, netokia yra didelė ta pinigų suma ir gaunas. Žinant tai, kad ant kiemo jau mes turim didelę ir našę techniką. Geriau už tokias kalbas yra tik gyvas įrodymas, kad modernus ūkis Lietuvoje ne bobučių pramanai. Tai va čia yra dalis mūsų ūkio technikas, yra mėšlo krautuvas įsigytas pagal būtent šią priemonę ir šita rinktuvinė priekaba su smulkintuvu ir šitas traktorius didysis. Tai va, būtent su šituo traktoriu mes atliekam visus pagrindinius mūsų ūkio šienavimą ir sėjos darbus. Su mėšlo krautuvu mes pakraunam, iškraunam mėšlus, taip pat kalkės ir visi kiti mūsų ūkyje būtini elementai. Šį modernų traktorių mums pademonstruoti sutiko Andriaus jauniausias brolis Egidijus. Kaip matote, viskas kompiuterizuota, o vairuotojo sėdynės šildomos. Bandant jiems suvokti, kam tokių liaudiškai tariant mandrybių reikia už 100 000 eurų, Andrius tuoj paaiškins. Jeigu kalbant iš ekonomiškos pusės, tai tie senieji traktoriai, rusiški vadinami, arba dabar MTZ vadinami traktoriai, tai jie nėra sukurti dideliem ir stambiem ūkiam. Bet kada, kaip mūsų ūkiui, kai yra bendrai visam ūkiai yra auginamų virš 400 galvijų, tai mums ir tų pašaro kiekiai gaunas didžiuliai. Mes turim apie 2000 tonų suvežti žalios masės, tai yra silosą, apie iki 600–800 tonų kukurūzų silosą ir dar apie 2000 rulonų šieno ir šiaudų. Tai yra kiekiai didžiuliai, kai su tokiais mažiukais traktoriukais to tikrai nepadarysi. Susitvarkyti su tokiais kiekiais pašarų misija įmanoma tik technologijų pagalba. O turint modernę techniką, kada galima pavežti 30–50 rulonų su vienu traktoriu, arba jeigu tonomis skaičiuojant 20–24 tonas tos grūdų ar ten silos ar kažką, tai jau automatiškai sparta darbo yra bent 10 kartų didesnė. Šiandien pas mane ūkyje yra 30 žindenių karvių, apie 50 prieauglę ir dabar šią vasarą įsigysiu 30 grynaveislių mėsinių telyčių iš Prancūzijos. Tai ūkis
padidės. Bent jau kitais metais aš planuoju laikyti per 100 galvijų mėsinių. Taip kaip Andriaus tėvai viską kūrė savo 3 sūnums, taip Andrius įkvėpimo semiasi iš savo sūnaus. Iš šalies atrodo, kad viskas, ko imasi jaunasis ūkininkas, jam sekasi lengvai. Už sėkmę Andrius iki šiol jaučiasi dėkingas tėčiui, kuris davė gerą patarimą 12 klasėje ūkio įkūrimui paprašyti Europos fondų paramos. Na ir 2007 metais įkūrėm mano ūkį su tėvų pagalba ir nupirkom tada mažą traktoriuką pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programą. Geras startas tik dar labiau pastumėjo Andrių nesėdėti sudėjus rankų. Ūkininkavimą jis derino su studijomis. Tai taip ir gavus. Dar aš, kai įkūriau ūkį, aš buvau 12-okas, abiturientas. Tai po to mane vis laik traukė tas žemės ūkis, technika, aš įstojau į žemės ūkio inžinerijos fakultetą, mechanikos inžinerijos specialybę. Pasimokęs 4 metus, Andrius pradėjo magistro studijas. Va tada jis pirmą kartą ir pamatė savo būsimą žmoną. Ir susitikom rugsėjo 1, dalis ten pažįstamų grupiokų buvo, dalis taip iš universiteto pažįstamų. Ir buvo viena mergaitė, kuri buvo nepažįstama. Ir visi šnebždėjomės, visi galvojom, ką jinai čia veikia, ar čia jį paklydusi, ar ką čia. Kodėl jinai mūsų auditorijoje sėdi ir nuo to viskas prasidėjo. Tas noras atsirado noras užšnekinti, paklausti, ką tu čia veiki, ką čia kaip ir taip va tas visas pokalbis ir užsimezgė mūsų. Tada susipažinom, bet studijų metu tai mes nebuvom pora. Tik jau, kai baigė studijos, nusprendėm, kad vienas kitą norim ir toliau matyti, ne vien tik paskaitose. Tai taip gavos, kad vienas kitą pamilom ir sukūrėm šeimą. Iš pradžių Monika negalvojo tapti ūkininko žmona. Pradžioje gal ta mintis tokia atrodė, būsiu ūkininko žmona, nelabai gal viliojo iš tikrųjų. Bet pažinus Andrių, pamačius, supažindino jisai su savo ūkiu, kad jisai čia iš tikrųjų yra toks modernus, naujos tos technikos, tai taip kažkaip nebeatrodo jisai toks baisus. Ir aš ateity, kai mūsų vaikas praaugs, tikrai planuoju aktyviai įsijungti į ūkio veiklą. Ir galbūt tokią viziją mes su vyru turim perdirbti mėsos gaminius pardavinėti, tai galbūt į šitą šaką orientuosiuos. Mama. Vos pradėjus kalbėti apie gražią ateitį, pabudo poros sūnelis Benas. Akimirksniu tapo aišku, kad nuo šiol kalbėsimės 3. Jaunasis Benas ne tik kamerų nebijo, bet ir didelių gyvulių. Visiškai tokio neturi to baimės jausmą. Karvė, kai pyksta su ragais judina, jisai dar labiau juokės, arba kai uosto, ar čia prineši uodžiai, jisai juokės iš to garsą. Klestintis ūkis, graži žmona ir drąsus sūnelis, tai toli gražu ne visi Andriaus pasiekimai. Jis yra geriausias Lietuvos artojas. 10 metų ėjom link tos pergalės. Tai tikėjaus kažkada tai laimėti 1 vietą, tada pavyko. Komisija vertina viską. Vagos plotį, gylį, aukštį, tolygumą, suvertimą, tiesumą. Tarp kitų, tiesumas yra vienas iš pagrindinių parametrų. Kiekvienas ūkininkas atvyksta su savo traktoriumi. Kokį traktorių turėdamas, kokį plūgą taip ir ari. 2014 po pergalės Lietuvoje Andrius atstovavo gimtinę viso pasaulio artojų varžybose Prancūzijoje ir užėmė garbingą 20 vietą. O tarp visų debiutantų buvo pripažintas geriausiu. Po visų apdovanojimų, taurių, medalių ir garbingų rankos paspaudimų Andrius nesužvaigždėjo. 10 metų ūkininkaujam, 10 metų dalyvaujam varžybose. Kartais sekasi. Už Andriaus sėkmės ir gražaus gyvenimo būdo slypi sunkus darbas. Net interviu filmavome po visos paros darbo. Tam, kad išsaugoti gerą ir kokybišką pašarą, vakar visą dieną ir iki lietaus per naktį vežėm pašarą į tranšėjas. Praktiškai parą laiką. Nemiegojom, dirbam. Po to pradėjo lyti
visi išsiskirstė miegoti. Andriui tenka daug valandų praleisti ne tik su gyvuliais ar dirbant laukuose su broliais. Dienomis, kai lyja, jis sėda prie popierių ir strateguoja, kaip plėsti ir stiprinti savo ūkį. Itin daug dėmesio ūkininkas skiria ES paraiškų pildymui. Pasekti Andriaus pavyzdžių galite ir jūs. Laiko teikti paraiškas pagal priemonę investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį parama investicijoms į žemės ūkio valdas turite iki birželio 30 dienos. Mes ir į programą esame įsirašę, kad rem daugiau gyvulininkystės sektorių, ir prioritetus, ir paramos intensyvumą duodam jiems didesnį, sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę, bet tendencija tokia yra šiandien dienai, kad vis dėlto aktyvesni yra augalininkystės sektorių pareiškėjai. Gera žinia ta, kad Lietuvos ūkininkai nebijo naujovių, bet konkurencija paramai gauti yra milžiniška. Išeinant iš tos pozicijos, kad tikrai labai aktyvūs pareiškėjai yra, kad turi daryti labai rimtą atranką, jau tikrai gaunam tų paraiškų dvigubai, daugiau negu skiriam lėšų, tai reiškia nėra tos baimės modernizavimo. Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis ūkininkai, kurių ūkio dydis išreikštas produkcijos standartinė verte yra didesnis kaip 8 000 eurų. Žemės ūkio ministerija daug dėmesio skiria naujų rinkų paieškai mūsų gamintojams, todėl modernūs įrengimai, pastatai ir technika neišvengiamai prisidės prie tokių ūkių konkurencingumo kelimo. Tokių pareiškėjų yra net, kurie po kelis kartus pasinaudoja paramą. Ir 7-13 metų laikotarpyje irgi kreipėsi paramos ir dabar ateina vėl. Reiškia, mato tą naudą. Nauda apskaičiuojama konkrečiomis sumomis. Nedaugiau nei 50 000 eurų vienam projektui gali gauti ūkis, kurio produkcijos standartinė vertė sudaro nuo 8 000 eurų iki 50 000. Tie ūkiai, kurie yra didesni, gali pretenduoti į 200 000 eurų sumą vienam projektui. Laikas pinigai, o jų pagal priemonę investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį parama investicijoms į žemės ūkio valdas skiriama išties daug. Skubėkite ir teikite paraiškas iki birželio 30 dienos. Vienas žodis Lietuva.